Matematika 6 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Kubų tūris, kubiniai matavimo vienetai. Kas yra kubiniai matavimo vienetai? 3 vienodų dauginamųjų sandauga užrašoma b kart b kart b. Tai yra b kubų. Įrašius skaičių 2, gauname 2 kart 2 kart 2 lygų 2 kubų. Apskaičiavus 2 kart 2 kart 2 gauname 8. Kubas, kurio briaunos ilgis yra lygus 1 centimetrui, vadinamas 1 kubiniu centimetru. Tai yra kubo tūris, žymimas V raide. Jei kubo briaunos ilgis 1 mm, tai jo tūris yra lygus 1 kubiniam milimetrui. Jei kubo briaunos ilgis 1 decimetras, tai jo tūris yra lygus 1 kubiniam decimetrui. Jei kubo briaunos ilgis 1 metras, tai jo tūris yra lygus 1 kubiniam metrui ir panašiai. Tai kubiniai matavimo vienetai. Tūris matuojamas kubiniais matavimo vienetais. Kaip apskaičiuoti kubo tūrį? Apskaičiuojant kubo tūrį, sudauginamas ilgis, plotis ir aukštis. Kadangi kubo briaunos yra vienodo ilgio, ilgis ir plotis ir aukštis yra tokie pat, tai šiuo atveju 5 dauginame iš 5 dauginame iš 5 lygų 125 kubiniai decimetrai arba 5 kubų lygų 5 kart 5 kart 5 lygų 125 kubiniai decimetrai. Ko mokys? Kubo tūris, kubiniai matavimo vienetai. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kas yra kubiniai matavimo vienetai? Kaip reikia apskaičiuoti kubo tūrį? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotį. Pasitikrink. Apskaičiavus turėjai gauti tūris lygus 512 kubinių metrų. Jei tavo atsakymas toks, puiku, šauniai padirbėjai.